Sveiki visi, norintys paprastai ir greitai išmokti prancūzų kalbą. Mano vardas Karolina, esu jūsų prancūzų kalbos mokytoja. Šalia manęs mano pagalbininkas Benoît. Salut tout le monde! Quoi de neuf? Smagiai nusiteikęs Benoît su mumis sveikinasi prancūziškai. Visi kartu mokysimės gražios ir taisyklingos prancūzų kalbos. Mudu su Benoît lydėsime jūs visur ir visada, kai tik nuspręsite skirti laiko pamokai. Ir visai nesvarbu, ar laiką leisite namuose, ar būsite įstrigę automobilių spūstyje pakeliui į darbą. Mūsų klausytis galėsite, net ir liedami prakaitą sporto klube. Tad meskite į šalį visus pasiteisinimus, kad vis nerandate laiko. Su prancūzų24.lt mokytis bus paprasta ir malonu. Ir pažadu, tikrai nenuobodžiausite. Puslapyje prancūzų24.lt rasite visą mokymuisi reikalingą medžiagą, audio pamokas, užrašus, žodynėlį bei video, kuriame matysite naujus žodžius, frazes ir sakinius, kad mokytis būtų dar lengviau. Tikriausiai jau esate girdėję, kaip prancūzai vadina savo šalį. La France. Pakartokime kartu su Benoît. La France. La France. Prancūzija yra vakarų Europos šalis, kuri oficialiai vadinama République Française, Prancūzijos Respublika. Prancūzijoje, skirtingai nei kitose vakarų Europos šalyse, prancūzų kalba yra vienintelė oficiali kalba. Prancūziškai le français arba la langue française. Beveik 90% šalies gyventojų kalba prancūziškai. Sakoma, kad prancūzams yra labai sunku mokytis užsienio kalbų. Anglai netgi juokauja, kad lengviau yra išmokti prancūzų kalbą, nei suprasti prancūzą kalbantį angliškai. Šalyje vos trečdalis gyventojų gali susikalbėti angliškai ir tik kas 10 ispaniškai ar vokiškai. Todėl prancūzai labai vertina kitų pastangas išmokti jų kalbą. O išmokę galėsite susikalbėti su daugiau nei 200 milijonų žmonių. Tiek jie kalbančių yra visame pasaulyje. Suprasti būsite ne tik Prancūzijoje, bet ir Kanadoje, Belgijoje, Šveicarijoje, Liuksemburge, Monake ir didžiojoje dalyje Afrikos. Beje, visiems tiems, kurie jau moka anglų kalbą, turiu gerų žinių. Daug angliškų žodžių yra kilę iš prancūzų kalbos ir skamba panašiai. Pavyzdžiui, anglų kalbos žodis suggestion ir prancūzų suggestion. Arba atvirkščiai, prancūzų kalbos žodis weekend yra kilęs iš anglų kalbos žodžio weekend. Argi nesakiau, kad išmokti prancūzų kalbą bus vieni juokai? Bet užteks kalbų. Einam prie darbų. Šiandien išmoksime pasisveikinti, prisistatyti, paklausti, kaip sekasi ir atsisveikinti. Allez, on commence. Pirmyn, pradedam. Girdite, Benoît jau nekantrauja, tad nieko nelaukdami pradėkim. Prancūzų kalboje yra labai svarbu skirti formalų ir neformalų pasisveikinimą. Benoît, sakyk, o kaip tu sveikinėsi su savo draugais ir pažįstamais? Salut. Salut. Šį žodį jau girdėjome pamokos pradžioje. Salut reiškia labas, sveikas. Ta raidė žodžio gale netariama, o raidę L tariame minkštai. Panašiai kaip lietuvių kalbos žodyje liepa. Salut. Taip sveikiname su tais, į kuriuos kreipiamės vardu. Salut, Caroline. Salut, Benoît. Beje, Prancūzijoje turėsime pamiršti mūsų lietuvišką kuklumą, nes teks bučiuotis ir daug. Tad sutikę savo draugus, pakštelėkite jiems į skruostą. Šiaurės Prancūzijoje 2 bučiniai į skruostus yra priimtinas pasisveikinimas. Pietų Prancūzijoje ir Korsikoje bučiuokitės 3 kartus. Tačiau prancūzai moka elgtis ir labai santūriai, ypač su nepažįstamaisiais. Tad bučinius palikite susitikimams su draugais ir artimaisiais. Sveikindamiesi formalioje aplinkoje sakome Bonjour. Laba diena. Bonjour.
Jei kartu sekate ir rašytinį tekstą arba žiūrite video, pastebėsite, kad mums įprasta J raidė prancūzų kalboje tariama kaip Ž. Beje, taip sveikintis galite ne tik su nepažįstamaisiais, bet ir artimoje aplinkoje. Dar įdomu yra tai, kad prancūzų kalboje nėra atskiro pasisveikinimo, norint pasakyti labas rytas. Vos pakilus saulei sakome bonjour, tarsi linkėtume geros be prasidedančios dienos, nes bonjour yra dviejų žodžių bon ir jour junginys. Bon reiškia geras, jour diena. Vakare sakysime bonsoir, labas vakaras. Bonsoir. Bonsoir. Ar žinote, kad prancūzai yra viena mandagiausių tautų pasaulyje? Jie nuo seno pasižymi savo manieromis ir mandagiu bendravimo tonu. Tad nenustebkite, jei prie pasisveikinimo jie pridės monsieur, ponas, madame, ponia ar mademoiselle, panelė. Paklausykim. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Lygiai taip pat mandagiai sveikinamės ir vakare. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Mademoiselle galite kreiptis į visas netekėjusias moteris. Tačiau mudu su Benoit jums rekomenduojame kreiptis mademoiselle į jaunas merginas, o madame į vyresnio amžiaus moteris. Tokiu būdu išvengsite nesusipratimų. Pasisveikinę, paklausėme, kaip sekasi. Jei to nepadarysite jūs, už jūs tai padarys jūsų pašnekovas. Neformalioje aplinkoje pats populiariausias yra šis. Ça va? Kaip sekasi? Ça va? Jei verstume pažodžiui, sakytume, ar einasi. Taip pat galime sakyti Comment ça va? Comment ça va? žodelis comment reiškia kaip. Tad jei verstume pažodžiui, sakytume, kaip einasi. O norėdami paklausti, kaip tau sekasi, galime sakyti comment vas-tu. Paklausykim. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Taigi, jau mokame ne tik pasisveikinti, bet ir paklausti, kaip sekasi. Atsakyti galime keletų būdų. Pradėkime nuo paties trumpiausio. Ça va? Sekasi neblogai. Ça va? Arba sekasi gerai. Ça va bien. Ça va bien. Sekasi labai gerai. Ça va très bien. Ça va très bien. Man sekasi gerai. Je vais bien. Je vais bien. Neblogai. Pas mal. Pas mal. Na, bet būkime mandagus ir padėkokime. Ça va bien. Merci. Ačiū, sekasi gerai. Ça va très bien. Merci. Ačiū, sekasi labai gerai. Merci reiškia ačiū. Tikriausiai pasisveikinti ir padėkoti mokame bent keliomis kalbomis. Todėl tikiu, kad ir šis žodelis jūsų žodyne buvo dar prieš mums susipažįstant. Tad net neabejoju, jog taip pat žinote, ką reiškia Merci beaucoup. taip, labai ačiū. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beje, į klausimą, kaip sekasi, galime atsakyti ir labai trumpai. Bien. Merci. Ačiū, gerai. Très bien. Merci. Ačiū, labai gerai. Kai pašnekovas teiraujasi mūsų, kaip sekasi, būtų mandagu paklausti ir jo to paties. Tačiau tam nebūtina kartoti viso klausimo comment ça va ar comment vas-tu. Užteks pasakyti et toi
O tau? Paklausiu Benoit, kaip jam sekasi. Salut Benoit. Labas Benoit. Salut. Labas. Comment vas-tu? Kaip tau sekasi? Je vais très bien. Merci. Et toi? Ačiū, man sekasi labai gerai. O kaip tau? Bien. Merci. Ačiū, gerai. Prancūzai niekada nestokoja optimizmo. Mudu su Benoit linkime, kad ir jums viskas sektųsi tik gerai. Bet būna tokių dienų, kai reikalai nesiklosto taip, kaip norėtųsi. Kaip tada atsakyti? Vėlgi, labai paprastai. Comme si, comme ça. Vidutiniškai. Comme si, comme ça. Ir tik labai geriems draugams galite prisipažinti ça va mal. Išvertus pažodžiui, einasi blogai. Ça va mal. Ça va mal. Kai sutinkame savo kolegą ar menkai pažįstamą žmogų, visus tuos, į kuriuos kreipiamės jūs, sakome štai kaip. Comment allez-vous? Kaip jums sekasi? Comment allez-vous? Ką tik labai panašiai kreipiamės į savo draugus. Ar prisimenate? Comment vas-tu? Kaip tau sekasi? Comment vas-tu? Atsakymą sava palikite pokalbiams su draugais, o visą kitą galite naudoti drąsiai. Šįkart pabandykime įsivaizduoti, kad lifte susitiko du kaimynai. Monsieur pavardę Legrand ir Madame pavardę Dupont. Bonjour, Madame Dupont. Labadiena, ponė Dupont. Bonjour, Monsieur Legrand. Labadiena, ponė Legrand. Comment allez-vous? Kaip jums sekasi? Je vais très bien. Merci. Et vous? Ačiū, man sekasi labai gerai. O jums? Bien, merci. Ačiū, gerai. Kaip jau supratote, et vous reiškia o jums. Et vous? Et vous? Tačiau jei prancūzas jūsų klausia, kaip sekasi, atminkite, kad jis nebūtinai nori žinoti, jog šiandien buvote priekti viršininko ar išsisukote koją. Todėl visada atsakykite, kad sekasi gerai. Je vais bien. Arba bent jau vidutiniškai. Comme si, comme ça. Na štai, pamoka dar neįpusėjo, o mes jau mokame pasisveikinti ir pasiteirauti, kaip laikosi mūsų pašnekovas. Vos keletas minučių kasdien ir jau labai greitai galėsite visus nustebinti savo prancūzų kalba. Tačiau ką sakyti sutikus žmogų pirmą kartą, turbūt būtų įdomu sužinoti, kuo jis vardu. Na ir pačiam prisistatyti būtų neprošal. Paklausykim. Kuo tu vardu? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Kuo jūs vardu? Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Atsakome štai kaip. Je m'appelle Benoît. Mano vardas Benoit. Je m'appelle Benoît. Galime sakyti ir taip. Moi, c'est Benoît. Aš Benoit. Moi, c'est Benoît. Beje, kurią formą vartosite, visai nesvarbu. Abi reiškia tą patį. O dabar viską sujunkime. Comment t'appelles-tu? Kuo tu vardu? Je m'appelle Caroline. Et toi? Mano vardas Karolina. O tu? Moi, c'est Benoît. Aš Benoit. Enchanté.
Malonu susipažinti. Enchanté. Malonu susipažinti. Pažodžiui išvertus, enchanté reiškia sužavėtas, sužavėta. Pasakysit, kiek per stipru mūsų santūriai tautai. Tačiau prancūzų kalboje tai nereiškia jokių perdėtų emocijų. Tai tėra mandagus posakis. Paklausykim dar kartą. Enchanté. Enchanté. Ar pastebėjote, kad norėdama paklausti Benoit, kuo jis vardu, sakiau et toi, o tu? Ta patį klausimą uždavėm, kai teiravomės, kaip sekasi mūsų pašnekovui. Prancūzų kalba neturi linksnių, todėl žodelis tuo gali reikšti tiek tu, tiek tau, kaip ir vous, jūs, jums. O dabar pats metas susipažinti su prancūzų kalbos abėcėle. Abėcėlę sudaro 26 raidės. Benoit išvardins visas iš eilės, o jūs kartokite paskui jį. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Kaip jau supratote, išmokti abėcėlę bus gana lengva. Mums neįprastų raidžių, vos viena kita. Pažadu, kelios pamokos ir viskas bus aišku. Kadangi šiandien jau ir taip daug padirbėjo, tad su fonetika ilgai jūsų nekankinsim. Siūlome išmokti keletą raidžių, o prie tarimo ir kirčiavimo sugrįšime kitose pamokose. Visi tie, kuriems nors kartą yra tekę susidurti su prancūzų kalba, pasakys, kad raidė R yra ta raidė, kuri labiausiai kiša koją mokantis gražaus prancūziško tarimo. Ji tariama panašiai kaip vokiečių kalboje – ryklėje, tačiau stengiantis nevirpinti liežuvio galiuko. Atskleisiu jums paslaptį. Pabandykite vienu metu ištarti R ir H garsus. Benoit mums padės. Pabandykite ir jūs. R. 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 Štai keletas pavyzdžių. Rouge. Raudonas, Rouge. Rue. gatvė. Rue. Taip galime ir liežuvį nusilaužti. Siūlau štai ką. Raidę R tarkite taip, kaip jums tik išeina. Dėl to jūsų prancūzų kalba tikrai netaps mažiau žavi. O dabar susipažinkime su raide H. Paklausite, o kuo ji tokia ypatinga? Ogi tuo, kad niekada netariama. Tad nors prancūzai ir nusprendė pasunkinti mūsų gyvenimą su neištariama R, galime pasidžiaugti tuo, kad dėl kai kurių iš jų nereikia sukti galvos. Jų tiesiog netariame, o sakome po to einantį balsį. Paklausykim. Heureux. Laimingas, Heureux. Homme. žmogus. Homme. Ir paskutinė raidė S. Tai viena kukliausių abėcėlės raidžių. Kodėl? Nes žodžio gale niekada netariama. Moi. Mėnuo, Moi. Ami. draugai. Ami. Tačiau kuklumas išgaruoja, kai į parankę įsikimba kita S. Tada tariame ryškų garsą S. Paklausykim. Tasse. Puodelis, Tasse.
Boisson. Gėrimas. Boisson. O jei pastaroji atsiduria tarp dviejų balsių, tariame kaip Z. Mademoiselle. Panelė. Mademoiselle. Bise. Bučinys. Bise. Šiandien fonetikos pakaks. Patys smalsiausi daugiau informacijos ras skiltyje prancūzų kalbos abėcėlė ir tarimo ypatumai. Tačiau nemanykit, kad apie abėcėlę prakalbame šiaip sau. Juk prisistatydami sakome savo vardą ir pavardę. O jei prancūzas ir supras jūsų vardą, gali būti, kad jam jūsų pavardė bus neįkandama. Todėl nenustebkite išgirdę. Peux-tu épeler ton nom? Ar galėtum paraidžiui ištarti savo vardą? Peux-tu épeler ton nom? Ar galėtumėte paraidžiui ištarti savo vardą? Pouvez-vous épeler votre nom? Pouvez-vous épeler votre nom? Pabandykime savo vardą pasakyti paraidžiui. Taigi, je m'appelle Caroline. K, A, R, O, L, I, N, A. Dabar tu, Benoît. Je m'appelle Benoît. B, E, N, O, I, T. O dabar jūs. Kad būtų lengviau, galite užsirašyti. Pabandykite pasakyti ir savo geriausio draugo, mamos, vyro, žmonos ar vaikų vardus. Keliaujame toliau. Kadangi jau mokame pasisveikinti, prisistatyti, paklausti kaip sekasi, belieka išmokti atsisveikinti. Atsisveikindami sakome au revoir. Iki pasimatymo. Pažodžiu išvertus, dar kartą pasimatyti. Au revoir. Au revoir. Draugams galime sakyti salut. Salut. Ne, jūsų mokytoja nesusipainiojo. Su žodeliu salut galime ne tik pasisveikinti, bet ir atsisveikinti. Tačiau savo viršininkui geriau taip nesakykite. Formalioje aplinkoje tinkamesnis yra au revoir. Štai dar vienas. À bientôt. Iki greito. À bientôt. Arba À la prochaine. iki kito karto. À la prochaine. Bet prieš atsisveikindami trumpai prisiminkim, ką šiandien išmokom. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Benoît. Et toi? Moi, c'est Caroline. Enchantée, Caroline. Enchantée. Comment ça va? Ça va très bien. Merci. Et toi? Ça va bien? Merci. À bientôt, Benoît. À la prochaine. Kokia graži kalba. Klausyčiau ir klausyčiau. Benoît, ar nepavargai? Non! Ar suskaičiavote, kiek naujų žodžių išmokote šiandien? Ar visus prisimenate? Jei kurį ir pamiršote, ne bėda. Audio pamokėlę galite klausyti tiek kartų, kiek tik norite. Tik niekada nepamirškite naujų žodžių ar frazių pakartoti kartu su manimi ir Benoît. Tokiu būdu ne tik atpažinsite žodžius, bet ir išmoksite juos ištarti. Naujus žodžius visada rasite skiltyje žodynas. Ten pat rasite ne tik jų vertimą, bet ir girdėsite tarimą.
Daug naudingos informacijos pateikėme skiltyje prancūzų kalbos abėcėlė ir tarimo ypatumai. Šiandien tiek, o mes jau nekantraujame su jumis susitikti kitoje pamokoje ir toliau tęsti pažintį su gražiaja prancūzų kalba. Juk buvo lengva. O dabar turime atsisveikinti. Bučiuojame jums į abu skruostus ir sakome à très bientôt. Iki greito pasimatymo. À très bientôt.